Gerai, parodysiu, kaip veikia pranešimai arba notificationai. Dabar, pavyzdžiui, sakykime, mes vaikštam po internetą, klausomės muzikos, apačioj, čia apačioj yra ikonkės visokios. Ant tos linijos apačiai paspaudžius išsiskleis visi pranešimai. Pavyzdžiui, turim vieną praleistą skambutį, turim vieną žinutę, turim 3 Twitterio mentionus ir muzikytę, kurią mes galime perjungti patys apačioje. Dabar, pavyzdžiui, nebūtinai reikia paspausti ir galime paspausti ir pažiūrėti. Pavyzdžiui, norim pažiūrėti, kas per žinutę. Atsidaro žinutę ir pažiūrim, koks pranešimas atėjo. Jeigu nenorim, galim nespausti paprasčiausiai braukti į šoną ir užmiršti apie tai. Pavyzdžiui, praleistas mistralio skambutis, paimam paprasčiausiai perbraukiam. Twitterio mentionus pažiūrėti galime, matome yra 3. Paspaudžia taip ant trejetuko, išeis tas pats viskas ir su žinutėm, ir su e-mailais, ir su viskom. Ant trejetuko paspaudžius, ant šitos pusės paspaudžius atsidarys visi 3. Taip po vieną. Pavyzdžiui, paspausiu vien tik ant Tomo pranešimo. Ne, čia atsidarė iš karto. Gerai. Va, turim pranešimus. Toliau, muzika. Jeigu norim išeiti, galime junginėti čia, galima paspausti ant kortos. Tada dings muzikos tas ikonkė. Kai išeinam į kortų vaizdą, ikonkė vėl atsiranda ir galima, pavyzdžiui, ant muzikos išeiti tiesiai per čia. Dabar, pavyzdžiui, begrojant gausim e-mailą vėl. Aišku, ryšio čia nėra. Parašysim savo e-mailą. Parašom savo e-mailą, išsiųsim, kad pamatyti, kaip ateina e-mailas, ką nors veikiant, pavyzdžiui. Pavyzdžiui, sėdint Twitteryje. E-mailiukas. Tiesa, bet muziką galime junginėti ne tik su rodiklėlėm, čia galima paprasčiausiai braukti albumus. Aišku. Tai va.